Gerąją pusę gali pasikeisti visi, ir vyras, ir moteris, tai priklauso visiškai asmeniškai nuo žmogaus. Tačiau jeigu moteris yra koncentruota, kad vyras pasikeistų į gerąją pusę, nes tada pagerės jos gyvenimas, jie automatiškai stojasi ne į tą poziciją ir ne ten yra fokusas. Reikia suprasti tokį dalyką, kad mes turime vidinę motyvaciją ir išorinę motyvaciją kiekvienas. Yra tokių situacijų, kai mus labai greitai priverčia ta išorinė motyvacija sukrutėti ir pradėti keistis. Labai dažnai santykiuose tai būna trečia šalis, tai pasiradusi meilužė ar meilužis, kuris priverčia, nes šiaip paprastai ten būna ar ne kažkokie tai pinigai, gali būti liga ir tokie reikalai, tačiau santykiuose greičiausias tas išorinis motivatorius yra meilužis arba meilužė. Šiaip yra vidinė motivacija, tai yra vidinė motivacija, kai jūs suprantate, kad jūsų nebetenkina tam tikra būsena, nebetenkina tie jausmai ir emocijos ir jūs tada sprendžiate kažką tai daryti ir keistis, kad jaustumėtės kitaip. Tai